Sveiki! Turiu naujienų iš objekto, kuriame jau seniai dariau video. Kas padaryta? Tai gipso kartono lubos susuktos. Va, matosi visur gražiai. Padarytas medinis karkasas tvirtas ten, kur bus ventiliacijos kanalai. Išpjautos skylės į lauką 200 mm diametro. Viršų ir apačioj čia rekuperaciniai sistemai. Dabar laukėsi, čia dėsis vamzdžiai visi, apsisiūs visą plokštę OSB plokštėmis medinėmis, kad būtų galima tvirtai pakabinti baldo, paskui virtuvės baldus. Taip, gipso kartono lubos sudėtos pagal technologiją labai tvarkingai. Visur naudota Knauf slydimo juosta, kuri leidžia įtrūkimams būti, jeigu ir būna, tai mikro ir lygiems. Gipso kartono tarpą išglaistyti su Knauf Kurt juosta, kad išvengti įtrūkimų ateityje, bet visur tikrai tvirtas dvigubas karkasas ir dvigubas gipso sluoksnis. Sudėti glaistymo kampukai, visur angokraščiai išlyginti, padaryta viskas labai lygiai, idealiai gražiai, patikrinau pats. Ir kas dar, iš gipso kartono darbų paruošta plytelių klojai frontai. Padaryti gipso kartono karkasai aplink tualeto rėmus. Va, padaryti arkiniai langai, apšiltinti ir ištinkuoti, paruošta glaistymui. Ir dabar darysim hidroizoliaciją, plytelių klojėjas pradės savo darbus. Aš parodysiu vėliau, kaip jie atrodo, o glaistytojai dažytojai per 2 savaitės išglaistys, išdažys, tada beliks tik sudėti grindis. Ir prasidės jų baldų, žinoma, montavimas, šviestuvų montavimas ir visi kiti montavimo darbai. Tai kol kas tiek naujienų. Iki.